Į mėlyną ringo kampą kviečiamas kovotojas atstovaujantis sporto klubą Fighteris Arnoldas Čerauskas. Arnoldas Čerauskas, pirmasis kovotojas dar vienoje akistatoje. Čia vėl 72 kilogramai, tokia svorio kategorija ir sporto klubas Fighteris. Na, pagal šią muziką į didįjį ringą lipa ir Sergejus Maslobojevas. Didžiausia, arba viena iš kelių pačių didžiausių šiuo metu esančių Lietuvos žvaigždžių. Arnoldas Čerauskas jau yra ringe. Gerbiami žiūrovai, jūsų dėmesio į raudoną ringo kampą. Ir jo priešininkas. Kovotojas atstovaujantis Kauno sporto klubą Deinralfas, Deividas Kaklauskas. Deividas Kaklauskas, jo varžovas. Na ir tai jau yra trečias Deinralfo atstovas. Deividas Kaklauskas jau yra ringe. Gerbiami žiūrovai, jūsų dėmesį noriu priminti, ką vienas svatais. Na ir Arnoldas Čerauskas. Jūsų aplodismentai, mėlynasis ringo kampas, sporto klubas Fighteris, Arnoldas Čerauskas. Jo priešininkas raudonasis ringo kampas, kovotojas atstovaujantis Kauno sporto klubą Deinralfas, Deividas Kaklauskas. Ringo referi Vidas Lešinskas. Na ką, kovotojai jau žengia į ringo vidurį. Ir žiūrėsime, ką jie sugebės nuveikti šioje kovoje. Bent jau kol kas šis turnyras palieka labai neblogą įspūdį ir taip kol kas kovoja dažniausiai tie kovotojai, kurių pavardės nėra labai garsios. Kovotojai, kurie dar gali augti ir gali būti savo karjeroje dar ir geresni. Na štai taip, čia smūgiai keli labai neprasti. Ir štai taip, per atraminę koją. Sprendimas priimtas neprastas. Čia labai atvira kova ir čia kol kas kalbėti apie kovotoją, kuris yra geresnis, labai sudėtinga, nes tai yra dvikova, kurioje tiesiog vyrauja smūgių kruša tiek vienam, tiek kitam. Dabar galbūt Čerauskas yra priremtas prie sienos ir praleido daugiau už savo varžovą, tačiau per pirmąjį raundą nei vienoje kitoje kovoje dar nebuvo tiek tikslių smūgių, kiek mes pamatėme dabar. Nerealus pirmasis raundas. Ir sakykim taip, kol kas valdo situaciją kaunietis Deinralfo atstovas. Deividas Kaklauskas. Dabar ir jis prasileidžia. Čia Čerausko atsakymas.
10 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos. Gynyba neegzistuoja. Gynyba čia yra nereikalinga. Dar keli smūgiai besibaigiant pirmajam raundui. Atrodo, kad veiksmo čia gero dar tikrai bus. Čia labai geri smūgiai. Tikslūs smūgiai svarbiausia. Įvairiapusiškas puolimo arsenalas, kuris suteikia, manau, kad pirmajame raunde šiek tiek daugiau bonusų Davidui Kaklauskui. Vilnius prieš Kauną. Čerauskas prieš Kaklauską. Kovotojai. Kol kas Dainralfo du kovotojai pasirodė skirtingai šiame turnyre. Vienas iškovojo pergalę, kitas patyrė pralaimėjimą. Antrasis raundas. Ir antrasis raundas dabar prasideda. Ir antrajame raunde vėl Kaklauskas šiek tiek geriau pradeda tą raundą. Labai didelė problema yra su Čerausko gynyba. Taip prastai besigindamas, jis gali prisidaryti savo aibę problemų. Ir aišku, po to per tą likusį laiką tiesiog gali nebespėti pakovoti dėl pergalės. O tokį tikslą jis turi, niekiek nebejoju. Gražūs veiksmai. Galbūt ne visi tikslus. Čerauskas! O taip! Ir vėl, tiesiog kaip gatvės muštynėse. Kai svarbiau yra suduoti, nei apsiginti nuo priešininko smūgio. Dešimt sekundžių užbaigti antrąjį raundą. Čerauskas dar kartą užtvoja priešininkui. Dar kartą ir dar kartą. Antrajame raunde jau Vilnietis yra šios dvikovos herojus. Neabejotinai. Jeigu pirmajame raunde Kaklauskas buvo geresnis, tai antrajame raunde nieko panašaus. Tos paskutinės keliolika sekundžių. Čia pradžioje ir Kaklausko smūgiai. Bet pabaiga buvo tiesiog puikia. Faiterio atstovui. Štai, vienas iš apačios, po to iš kairės irgi labai geras smūgis. Jau kviečiami kovotojai pratęsti šią dvikovą, pratęsti savo pasirodymą likusioms 2 minutėm. Finalinis raundas. Ir jeigu Čerauskas išlaikys su tokia pačia energija, kokią jis demonstravo antrojo raundo pabaigoje, tai bus labai neblogai. Tai bus labai neblogai ir mes tiesiog galėsime jį sveikinti su pergale.
Aišku, kad dabar Kaklauskui situacija yra sudėtingesnė. Ir štai taip, nelaukdamas teisėjo skambučio, Čerauskas vėl vožė priešininkui galvą. Atrodo, kad jam atlikti tuos smūgius yra labai paprasta. Toks susidaro vaizdas, kuris galbūt ir nėra visiškai teisingas, bet taip, yra ir kitas dalykas. Kovotojai pristabdė trečiajame raunde. Iki dabar Čerausko ataka. Kaklauskas jau vos pastovi ant kojų ir Čerauskas tuo galėtų naudotis. Visiškai priartėjo prie pabaigos ši akistata. Šiaip aišku būtų turbūt pats blogiausias dalykas vilniečiui dabar leisti priešininkui dar atlikti kelius smūgius, kad teisėjai galėtų rinktis ir kitokį sprendimą. Vos kelios sekundės užbaigti šią dvikovą. Mano prognozė, kad Čerauskas bus paskelbtas šios dvikovos nugalėtoju. O ar tai bus? Atsakymą mes išgirsime jau labai greitai. Štai čia tie veiksmai, kurie galėtų garantuoti pergalę Čerauskui. Kalbant apie Kaklauską, tai pradžia buvo labai daug žadanti, bet pabaigoje jėgų nebeliko. Nagi? Ilgai sprendžia teisėjai. Yra turbūt dėl ko nėra tokia labai aiški persvara. Gerbiami žiūrovai, teisėjų sprendimu. Teisėjų sprendimas. Taškais iškovojo mėlynasis ringo kampas Arnoldas Čerauskas. Arnoldas Čerauskas.